Sveiki visi! Šiandien važiuojame ieškoti naujo maršruto. Esame kažkur tais Radviliškio rajone prie kaimelio pavadinimu Kalnai. Važiuojame link seno dvaro ir toliau žiūrėsime, ieškosime kalvotų vietelių, kur būtų vaizdingas maršrutas su šiek tiek iššūkių reikalaujančiais keliais. Tikiuosi rasim kažką įdomaus. Prieky laukia kažkokie medžiai. Panašu, kad kelias užblokuotas. Taip, ant kelio užkrito didelis medis, kol kas tingisi pjauti, ieškosim būdų, kaip apvažiuoti. Nu va, kliūtis įveikta, labai švariai ir sausai. Judėsim toliau. Atvykome iki dvaro. Nieko nežinau apie jį, reikia pasivaikščioti apžvalgyti. Stati ir vaizdinga vieta. Kaip nesustosi nenusifilmuoti. Labai įdomus keliukas, bet prižiūrimas vietinių. Super. Antroji stotelė – Kudinų piliakalnis, prie kurio galima privažiuoti miško keliukais. Trumpam sustojame, apsižvalgome, tuo pačiu apžiūrime, kokie miškai mūsų laukia tolumoje ir važiuojame. Matosi, bet turiu naują pakeleivį. Taigi, kol sraigė ant lango, valytuvu naudotis jokiais būdais negalim. Pažiūrėsim, ar pavyks ją išgelbėti ar ne. Viskas šlapia, bet valytuvu nejungiam, saugom sraigę. Žiūrim, kaip sraigiai balos nepatiko, bet gal išgyvens. Judam toliau. Nieko nebus, reikia sraigę išimti. Jo, prieki blauk balytę. Žaislinės balos įveiktas. Važiuojam toliau. Norėjęs pravažiuoti per šito miškos ir vidutinį keliuką, bet jis 100 metų nenaudotas, visiškai paaugęs. Todėl teko pasirinkti šiek tiek daugiau naudojamą miško kelią. Oi. Šlaga. Tikroji bekelės realybė, tai kaimuose važinėja pasatai miško keliais ir įveikia žymiai sunkesnius maršrutus nei dauguma visureigių pas mus.
Bandysim neatsilikti nuo Passato. Ne, Passatas dėja mus praleidžia. O gaila, gaila. Lendam vėl gilyn į mišką. Pažiūrėsim, kokį įdomų keliuką šį kartą pavyks rasti. Kiek mes pravažiuojame, kiek sunkiai. Beveik pusvalandį ieškojom šito keliuko, nes aplinkui pilna kvartalinių linijų, o jomis važiuoti negalima. Bet vaikščiam ir suradom, kad žemėlapyje, važiuojam žemėlapiu, gražiu miško keliuku, va, tvarkinga, liuks. Važiuojam Durpyno link. Labai tikiuosi, kad pavyks sėkmingai pravažiuoti per Durpyno keliuką, nes kol kas labai įdomių vietų nepavyksta rasti tiesiog. Gražus, vaizdingas maršrutas, miškus su viena kita kalvele, bet nieko varginančio ar sunkiai įveikiamo. Na, bet dar ne vakaras. Užtenka vienos geros vietos ir viskas pasikeičia. Šioks toks apvažiavimas, nes niekas nenorėjo patraukti užvirtusių medžių. Visi esam šiek tiek tinginiai, nieko nepadarysi. Štai čia turėjo būti maršrutas, bet jis šiek tiek apaugęs. Bet mes grįžtam atgal į kelią ir galim judėti toliau. Tytuvėnų Tyrelyje niekur nuo kelio nenusukome, vis tik esame regioninio parko teritorijoje ir gamtos ramybės drumsti nesinori. Nu ką, Fordas po truputį žiemai ruošiasi, pradėjo šipuotis, tikėkimės ištraukus, nepradės leisti. Nieko nesigirdi. Panašu, kad pasisekė, jog pataikė į pačią aukščiausią vietą. Nice. Pasivažinėjom Durpynę ir apsisukę grįžtam atgal į mišką. Reikėtų kažką medžius pašalinti nuo kelio. Keiščiausia, kad prieš įvažiuojant į šitą mišką buvo ženklas grožėkis gamta, o ne gaisrais. Tai tos gamtos ne kažką liko. Labai mažos įkalnės šituose kalnuose. Nu ką darysi? Čia lygumų kalnai tikriausiai. Bet bent jau miško keliukai tai žavus. O, vėl. Dobė.
galu varomų automobilių įveikiamas balas, taip kad atpalaiduoja, tik atpalaiduoja. Atėjo metas prasivalyti kelią. Čiučiut. Tiek užteks. O į kurią pusę dabar? O pasirodo, kad nei čia, šiek tiek susipainėjau. Man reikia čia. Opa. Gerai, kad ne per vėlai. Supratom klaidą. Varam toliau. Suzukiui pasirodo reikėjo visų varomų. Jei. Mažos pergalės Fordui. Panašu, kad radom iššūkį. Kažkas tai kirto mišką ir paliko šiokias tokias vėžytes. Matau, lengvoji čia neseniai važiavo ir pravažiavo, tai turėčiau ir aš galų varomas įveikti. Vėl ant asfalto. Kelionė baigės. Na, beliko dar sugrįžti namo, aišku. Ne visada gali pavykti. Nes Fordui stabdžius keisti leidžia pro galinį cilindriuką. Bet panašu, kad turėtume grįžti. Maršrutas, kurio šiandien važiavom, visai patiko. Toks lengvas, vaizdingas pasivažinėjimas.
Suzukis greitesnis ant asfalto, todėl teks važiuoti namo vienam. Nes 90 važiuojant šiek tiek dreba vairas ir galas. Reikėtų pasibalansuoti padangas. Nu, žodžiu, maršrutas labai smagus, jeigu nenori didelių iššūkių, tiesiog vieną dieną išvažiuoti, pasivažinėti gražiom vietom, miško keliukais, aplankyti kelis lankytinus objektus, užlipti piliakalnį, užlipti į apžvalgos bokštą, išsimaudyti ežere, jeigu ne žiema. Šiek tiek klampių vietų galima rasti, bet jos nieko baisaus. Jeigu ant pilvo, jeigu nepakipsi, tai tikrai neįklimsi. Neturėjom problemos nei aš, nei Suzukis. Ir jeigu įdomu šis maršrutas, tai galėsite rasti jį mano Contribui paskyroje. contribui.com/brasta. Įdėsiu nuorodą filmuko aprašyme. Nepamirškite prenumeruoti kanalų, spausti patinka ir parašyti komentarą. Kaip manote, ar Passatai pravažesni bekeliai už visureigius ar ne? Šiam kartui tiek. Ate.